Mokintis tiesiog būti ir nieko nedaryti. Ir tai yra didžiausias iššūkis mūsų šiuolaikiniam žmogui iš tiesų. Taip, iš tikrųjų, nes dabar daug įvairiausių mokymų, daug įvairiausių veiklų, kur reikia labai daug daryti ir kai reikia sustot ir tiesiog būti, tai ne visada tai yra taip paprasta. Nes dažniausiai mes bėgam iš tiesų nuo to, nuo tikrovės, kuri pasiriškia šią akimirką, mes norim, kad būtų kitaip, kad būtų ramus protas, kad būtų kitaip. Ir mes galvojam, kad kai bus taip, tai jau bus gerai. Nes žmogus, kuris niekad nėra praktikavęs, jis atsisėda, jis negeba būti dabarties akimirką. Jo protas tiesiog yra įpratęs būti bet kur, tik tai ne čia ir dabar. Kai mes išmokstam leisti tiesiog tam būti, taip kaip yra, leisti savo būti su tuo, kas yra, tai mes randam taiką, ramybę. Ir tai yra tikroji laisvė. Na ką, praėjo jau beveik 2,5 metų po mūsų paskutinės laidos, tai labai džiaugiuosi, kad pavyko suplanuoti, susitikti, nes per šiuos paskutinius 2,5 metų įvyko gan daug pokyčių jūsų gyvenime, veikloj. Tai norėčiau paklausti, kas pasikeitė pas jūs per paskutinius 2 metus jūsų asmeniniam gyvenime, jūsų praktikoje. Sveiki, Amandai. Aš manau, tą patį galiu pasakyti ir apie jūs, ar ne? Taip. Tai kasgi pasikeitė per 2 metus, 2,5 metų. Daug kas. Pirmiausia, mes vis dar esam gyvi. Tai šitas dar išlieka su mumis. Bet praktikos prasme tikrai pasikeitė, nes mes sutikome mokytoją. Tikrai savo mokytoją. Mokytoją iš didžios raidės. Aš daug buvau girdėjusi ir jūs turbūt visi esate daug girdėję apie meistrus kažkokius ten, meistrą. Ir man visada, iki šiol iš tiesų yra toks mano požiūris, kad iš tiesų mes visi esame vieni kitiems mokytojai. Mes visi mokomės vieni iš kitų, ne tik tai žmonės iš žmonių, mes mokomės iš gamtos. Jeigu tik tai mes skiriam tam dėmesio. Tai viskas gali būti mums mokytoju. Bet yra kas kitas sutikti tikrai savo meistrą, kuris mato tave geriau negu tu matai save. Ir kuris gali nurodyti tau kelią tinkamiausių tau būdu. Nurodyti tavo paklitimą. Ir padėti gal pamatyti tikrovę. Tai yra neįkainoma dovana iš tiesų. Ir galbūt kai kurie iš mūsų klausytojų žiūrovų taip pat yra sutikę tą meistrą. Nes per tos 2 metus mes jau spėjom jį ir atvežti ir Lietuvą ir nebe Amando pagalbos. Tai čia turbūt didžiausias pokytis. Anksčiau tai buvo labiau, mano kelias buvo visada kai remiesi į save. Ir remiesi į tą mažą aš. Galvoju, kad tas mažas aš viską žino. Jis supranta. Ir nieks man nieko nepaaiškins. Nes aš ir taip žinau. Aš manau, kad tai yra bendra šiaip mūsų žmogiškoms būtybėms, turėti tą tokį įsitikinimą. Tai aš tai žinau. Aš tai žinau, kad man čia aiškini. Aš prisiskaitęs, prisigirdėjęs, prisiklausęs, ypač mūsų laikais, ir mes darom savo išvadas, savo kažkokius konstruktus ir mes manom, kad mes matom pasaulį. Ir tai tikrai yra neįkainoma dovana, kai sutinki kažką, kas gali sudaužyti tą iliuziją. Ir tu gali pradėti remtis ne to mažu aš, bet visuma, visa ta. Ir kaip tai paveikia jūsų mokymą, kuo dabar dalinate su žmonėm? Kuo skiriasi jūsų prieš tai buvęs mokymas ir dabartinis? Bendrai galbūt tas priėjimas prie Dhamos, kuris yra Mianmare, kur aš užaugau kaip vienuolė, ir kaip prie Dhamos prieinama Tailande, kur aš sutikau tą meistrą. Tai, jie skiriasi, kad ir abu yra Theravādas tradicija, skaitosi tą patį budizmo tradiciją, bet skirtumas yra nemažas, nes Mianmare labiausiai remiamasi Abhidhama,
Tai yra budistinė, nežinau, filosofinė teorija ir jinai naudojama praktikoje, žinoma, bet viskas remiasi raštais ir intelektu, intelektualiu supratimu. O mokymas Tailande, bent jau tą, kurį aš sutikau Tailande, tai jis yra iš širdies. Ir tai yra didžiulis skirtumas, kai pereinama į mokymasi ne iš tekstų, bet iš širdies. Tai atitinkamai dabar ir mokymas ne iš tekstų, tie galbūt kas pažįsta mano mokymą, nežinau, tai kaip aš dalinausi dhamą nuo pat pradžių ir kaip dalinausi dabar, tai galbūt bus pastebėję, kad anksčiau aš daugiausiai remdavausi visada tekstais ir kalbėdavau pagal tekstus. Dabar labai labai nedaug aš tai darau, nes tos teorijos iš tiesų tiek tai reikia. Labai dhamą galima sutalpinti į vieną sakinį. Bet svarbiausia, iš kur mokytis, tai iš šito kūno, iš šito proto, iš šito širdies, tai yra tikrasis mokymasis. Tai va, tai toks yra skirtumas. Tai vietoj to, kaip anksčiau tai buvo gal tokia labai sistemingas priėjimas prie viso kelio, tai dabar jis labiau intuityvus. Tai turi savo iššūkių, bet tai taip pat turi didžiulį grožį ir tai tikrai tai atneša laisvę. Nu, tai kai nesi įrėmintas, tai reiškia laisvę. Būtų įdomu išgirsti šiek tiek plačiau apie šitą mokymą, galbūt žiūrovai, kad galėtų geriau suprasti, sakykime, jeigu pas jūs atvažiuoja žmogus į centrą, kuris yra pavargęs nuo kasdienės rutinės, streso, tai kokią praktiką pas jūs atvažiavus galima ten daryti, ką veikti, kad prisiliesti prie viso šio mokymo? Tai praktika būti. Nes praktikuoti mes jau daryti viską, mes esam jau išmokę ir mes tai, nu, ta prasme, tai taip mes ir gyvenam, nuolat darydami. Tai gal ko atvažiavus į Alokos centrą, ką galima daryti kitaip, tai tiesiog būti. Mokintis tiesiog būti ir nieko nedaryti. Ir tai yra didžiausias iššūkis mūsų šiuolaikiniam žmogui iš tiesų. Taip, iš tikrųjų, nes dabar daug įvairiausių mokymų, daug įvairiausių veiklų, kur reikia labai daug daryti ir kai reikia sustot ir tiesiog būti, tai ne visada tai yra taip paprasta. Daugiausiai tai yra nepaprasta, nes dauguma tų mokymų bus orientuota į kažkokį tikslą ateityje. Mes ateinam kažkur ir aš anksčiau tą patį darydavau. Nu. Jūs ateinat pas mane, aš sakau, gerai, dabar tą, po to darysi tą ir tada gausi morką, gausi prizą, bet ne, dabar mokymas, va dabar viskas yra čia ir dabar ir priežastis ir rezultatas yra čia ir dabar. Ir ta laisvė, ta ramybė, viskas yra čia ir dabar. Ir tai yra visiškai pasiekiama. Ir iš tiesų pakanka vien tik tai atvažiuoti iš tiesų. Tai jau yra didžiulis žingsnis. Pas mus kada čia užvakar gal buvo apsilankę porą merginų iš Klaipėdos. Naujų jos nėra, buvo tiesiog atvažiavo aplankyti, pasižiūrėti. Ir sakė, kaip čia ramu. Tiesiog atvažiuoja kaip ramu, kaip keista. Aš netgi savo širdies negirdžiu, kaip keista, taip ramu. Nieko daryti nereikia. O jeigu mes atvažiuojam kažką daryti, tai jau neramu. Taip. Ir manau, kad įdomi detalė yra tai, kad suprasti, kuo tai skiriasi nuo proto nuraminimo praktikų ir kad šita praktika netaptų dar vienu pabėgimu. Nes iš tikrųjų yra praktikų, kurios moko nuraminti protą per kvėpavimus, per įvairiausias kitas technikas ir tada, kai yra ar kokių rūpesčių, ar atsakomybių, labai lengva yra po viso to pasislėpti. Tiesiog leisti viskam būti ir atsiriboti nuo viso to, kas iš tikrųjų yra svarbu. Tai gal jūs turit kokių įžvalgų, kaip būtų galima tai pastebėti ir atpažinti, kada yra tas buvimas, kuris iš tikrųjų
leidžia būti čia ir dabar, o kada tai yra tiesiog slopinimas arba atsakomybės vengimas. Tai tiesiausias kelias yra per leidimą savo būti, leidimą savo jausti tai, ką aš jaučiu. Tai yra tiesiausias kelias. Nes dažniausiai mes bėgam iš tiesų nuo to, nuo tikrovės, kurie pasiriškia šią akimirką, mes norim, kad būtų kitaip, kad būtų ramus protas, kad būtų kitaip. Ir mes galvojam, kad kai bus taip, tai jau bus gerai. Bet mes nesuvokiam, kad tai, ko mes siekiam, netgi jeigu tai ateis, tai tik tai ateis ir po to išeis. Tai suvokus tai ir leidus tiesiog būti tam, kas yra, nepriklausomai nuo to, ar tai yra malonu ar nemalonu, gera, bloga, patinka, nepatinka, juoda, balta, pelenkaip. Tiesiog, kai mes išmokstam leisti tiesiog tam būti, taip kaip yra, leisti savo būti su tuo, kas yra, tai mes randam taiką, ramybę. Ir tai yra tikroji laisvė. Nes kol mes gyvenam, bandydami kažką keisti, mes tos laisvės, mes tikrosios ramybės mes nerasim. Ta sukurtoji ramybė, jinai sukurta, jinai priklauso nuo sąlygų. Ir tas sąlygas gerai mes galim rasti kažkur, nuvažiavę kažkur ten, kokią nors stovyklą ten. Jeigu dar ilgesnė ta stovykla, tai per savaitę, oi, kaip čia viskas nurimo ir viskas, bet po to mes grįžtam ir nesuprantam, kodėl čia dar daugiau pykčio pas mane, negu buvo, kaip prieš ten nuvažiavus. Nesupratę, kad mes įsikibom tą ramybę, tas būsenas, kurios kilo. Tai nėra tikroji laisvė, tai nėra taika iš tiesų. Tai yra įsikibimas į ramybę. Tai ko mes mokomės ir tai priimti viską kaip yra. Ir visos tos praktikos, kurios ramina, aš sakykime, kvėpavimo ten pratimai, ten jogos ir taip toliau, viskas yra gerai, viskas yra tvarkoj, tą galima daryti, bet mes galim užsiduoti klausimų, kodėl mes tai darom, ką mes tai darom. Na? Ir jeigu mes suprantam, kad tai tiesiog tam, kad palaikyti bendrą gerbuvį. Sakykime, aš darau jogą, aš darau jogą kiekvieną ten, nežinau, nusprendžiau, kiekvieną dieną ten 20 minučių, sakykime, ar ten kvėpavimo pratimus, ten tokiu metu aš turiu tokią discipliną ir aš tai darau. Valio, jokių problemų. Bet jeigu aš žinau, yra toksai įrankis ir aš savo gyvenu ir nieko nedarau ir čia kažkaip, čia kažkaip ne kaip jaučiuosi, einu jogą padarysiu. Ir aš tai darau, tada aš to jamuosi tik tai, kai man blogai. Tai yra pabėgimas. Tai nėra, tai niekur iš tiesų nenuveda. Tai jums numalšins simptomus tą akimirką, bet tai neišlaisvina niekaip. Tai tiesiog yra nuskausminamieji, tai nėra laisvinamieji. Tai čia yra kaip atraminė praktika, kuri palaiko, bet nėra esmė, nes dabar turbūt labai lengva yra sumaišyti tai, kad tarsi siekiam tam tikros būsenos, įtvirtinti tam tikrą ego ir tada visą tai išlaikyti ir tada visos tos kvėpavimo ar jogos ar kitos praktikos, ritualai tampa kaip tarsi ašis, bet yra praleidžiama visa to esmė, kad mokytis paleidimo ir buvimo su tuo, kas kyla. Taip, visiškai sutinku. Visiškai sutinku. Ir dabar, pavyzdžiui, žmogui, kuris patiria stresą, nerimą, kaip reikėtų kasdien praktikuoti, kad galėtų savo padėti. Visų pirma, nuo paprasčiausių tų dalykų, kad pagerinti miegą, sumažinti stresą, kad gerėtų santykiai šiek tiek su kitais. Tai valiau, mes galim daryti tas praktikas, apie kurias ką tik kalbėjom, bet daryti kiekvieną dieną kaip discipliną. Ir tai tikrai mums padės. O toliau mokytis tiesiog būti su tuo, kas yra. Mokytis atpažinti bet kokius proto impulsus ir bandymus pabėgti, atstumti, nuslopinti ir tiesiog leisti tiems visiems impulsams tiesiog nugesti. Leisti visoms emocijoms, visoms mintims savaime nugesti, neįsiterpiant, neįkišant savo aš ten. O mokytis būti tą erdvę, kurioje viskas gali kilti ir nykti. Bet tai kyla iš tiesų, tai mes galim daryti ne per sutelkti, bet per išmintį. Ir čia yra turbūt esminis dalykas. Tai yra
vienas dalykas mums reikalingas sąmoningumas atida, tas gebėjimas būti dabartį. Tai šitoj vietoje mes negalim nuneigti to poreikio išlavinti kažkiek gebėjimo būti dabartį. Nes žmogus, kuris niekad nėra praktikavęs, jis atsisėda, jis negeba būti dabarties akimirką. Jo protas tiesiog yra įpratęs būti bet kur, tik tai ne čia ir dabar. Tai okei, tada mes naudojamės kažkokiam technikom. Mes stebim kvėpavimą, kartuojam mantrą, bet ką iš tiesų. Bet toliau mes naudojame išmintį. Išmintis bus tai, kas padės protui paleisti viską, kas jis traukia į išorę, viską, ką jis traukia į ateitį, praeitį, viskas, kas jį nubloškia nuo to buvimo čia ir dabar. Ir ta išmintis, tai faktiškai pamatymas to, kad nėra nieko, į ką galima iš vis įsikibti. Nėra nieko, ką galima būtų išlaikyti. Nėra nieko, kas galėtų tai padaryti. O čia jau giliausia išmintis, kai mes pradedame matyti, kad nėra nieko, kas galėtų iš vis įsikibti. Ir tas įsikibimas yra iš tiesų iliuzija. Nes šita praktika iš esmės greuna visas proto iliuzijas. Kaip sakot, ne kuria, bet ardo. Ir per tai ateina. Išsilaisvinimas. Taip. Nes mes patys gyvenam pačių savęs sukurtam kalėjime. Ir taip pat, ką aš pastebiu, kad labai dažnai žmonės pradeda praktikuoti ir pradeda stebėti, pradeda, sakykime, įgyvendinti šitas instrukcijas, apie kurias kalbėjot, kad sekantis subtilesnis momentas yra taip pat ir pastebėti ir tą, kuris siekia gyvendinti šitas instrukcijas, siekia paleisti, siekia neprisirišti. Ar gali truputį pakomentuoti, kaip atkreipti daugiau dėmesio meditacijoje ir į šį aspektą, nes kartais būna, kad ir mano paties pavyzdžių, kad prisirišimas prie to, kuris stebi, prie to, kuris siekia, prie to, kuris eina į išsilaisvinimą, nes tai yra ta tarsi subtilesnė dalis, kurią vėliau yra be galo svarbu pastebėti ir paleisti, nes kitaip tai gali tapti dar subtilesnių vidinių kalėjimų, kurioje įtampos gali atsirasti dar daugiau. Bet tai yra kaip natūraliai, kaip kelio eiga. Iš pradžių mes tiesiog pradedam atpažinti, kaip prisirišu, kyla kančia. Prisirišimas yra kančia, prisirišti, laikyti kažką įsikibus, tai yra kančia. Gerai, ten išėjimą, ten į turtus ir į tos aplinkinius kažkokius veiksnius. Ir po truputį suvokiant, kad šitas kūnas yra laikinas, šitas protas yra laikinas, viskas mirs, šitai mirs, išsiskirimas neišvengiamas. Po truputį tas prisirišimas pradeda mažėti. Tai iš pradžių, tam, kad kiltų ta išmintis, tas stebėtojas, mes naudojam jį. Nuo to nepabėgsi. Mes kiekvienas turim savyje tą įsivaizduojamą atskaitos tašką. Įsivaizduojamą aš. Čia neišvengiama. Bet kitas žingsnis, kai jau tų prisirišimų nėra tiek daug ir mes gebam iš tiesų būti jau daug maž su tuo, kas yra, tada taip, pamatyti, atpažinti bent jau pradžioje, tai yra intelektualiam lygmenį suvokti, kad nėra nieko, čia nėra nieko. Nėra jokios pastovios esybės, nieko, kas čia būtų. Ir ką tai reiškia, ką praktikoje tai reiškia, jeigu čia nėra nieko kažko pastovaus, viskas nuolat kinta, šitas kūnas kinta, šita psichika kinta, nieks neišlieka, galiausiai nelieka nieko, viskas išyra. Tai tą suvokus, intelektualiai tiesiog suprasti gerai, nėra nieko, kas galėtų ką nors gauti. Nes mes ateiname į praktiką tam, kad mes gautumėm, kad tapti geresniu žmogum, pavyzdžiui. Pas mus nėra taip įprasta, kaip sakykime, budistinėse šalyse, bet budistinėse šalyse yra kita liga, jie visi atvažiuoja nušvysti. Nirvanos, jie atvažiuoja, jam reikia nirvanos, noriu nirvanos, taip noriu nirvanos. O nirvana yra viso troškimo baigtis, kai nebereikia nieko, aš taip noriu, kur ta, aš jau viską paleidau, tai kurgi ta nirvana, tai kadagi ateis ta nirvana, aš jau, tai didžiausia kančia, nesuvokiant, kad tai yra kelias visiškai priešingas, bet, natūralu. Bet kai mes suvokiam, kad nėra nieko, kas galėtų ką nors gauti, kai mes tikrai jau širdimi suvokiam, kad nėra nieko, kas galėtų nušvisti, tai jau savaime yra nušvitimas.
Ir tai yra tai, kas atneša tą gilią ramybę, tą suvokimas, tu nustoji bet ką siekti. Tu gali tiesiog būti taikiai, suvokiant, kad viskas, kas reiškiasi, yra tiesiog kylantis, nykstantis laikiniai sąlygoti reiškiniai. Ir kaip iš tiesų peržengti tą žinantį, tą atskaitos tašką, tai čia reikia meistrų. Mano gilių, sakykime, įsitikinimų, mano požiūriu. Tu arba esi Buda, tai jau čia labai reikia ne vieną gyvenimą daug padirbėti, arba tu kreipiesi į meistro pagalbą ir meistras gali tą parodyti, gali padėti. Nes bet koks siekis pamatyti tą aš, jeigu jis kyla iš vidaus, tai jis jau kyla iš kito aš. Ir aš, kuris nori pamatyti, kad aš kyla ir nyksta. Tas stebėtojas kyla ir nyksta. Matau. Bet aš nematau, kad tas, kuris, matau, irgi kyla ir nyksta. Tai visada žingsnį vėluoja, tai visada yra pavėluota. Tai kai tai kyla iš aš, bet kai yra kitas žmogus, kuris tau pasako tai ne iš tavęs kyla. Ir tu gali toje akimirkoje pamatyti. Tai tokia yra meistro svarba. Ir kai tai yra pamatoma, tada viskas sugriuva, tada nebelieka jokio atskaitos taško. Ir tikrai išsilaisvinimą. Bent jau akimirkai. Nes viskas tai yra akimirka. Mes nekalbam apie kažkokią ten amžinybę ar dar kažką, mes kalbam tik tai apie dabarties akimirką. Mes galim kalbėti tik tai apie dabarties akimirką. Paliečiant šitą temą, pasidalinkit savo įžvalgom, kiek svarbus yra buvimas šalia mokytojo, nes dabar tai, ką kalbat, tai, kas yra teorija ir tai, kas yra iš tikrųjų buvimas šalia žmogaus, kuris realiai yra čia ir dabar pabudęs. Kiek svarbu tai yra jūsų supratimu, pasidalinkit savo mintim. Ateina metas, kada tai yra būtina, jeigu mes norim, jeigu iš tiesų mūsų tikslas yra išsilaisvinimas. Jeigu mūsų tikslas yra tiesiog ten, nežinau, geriau jaustis, ten kažkaip, truputį geriau gyventi, tai nėra būtina. Bet jeigu mes galvojam apie visišką kančios baigtį, tai, mano manimu, tai yra būtina. Vienas iš dalykų, ką suteikia tas buvimas šalia mokytojo, šalia pabudusio žmogaus, tai yra jų energetika. Nes tada ta ramybė, su kuria jis yra viena, jinai sklinda aplinkui, tu patenki į tą lauką ir jinai yra. Ramybė nereiškia, kad tu nurimsti. Ramybė reiškia, kad tu patenki į lauką, kur labai aiškiai viskas matosi. Tiesiog labai aiškiai pradedi matyti, kas kyla ir nyksta, visus triukšmus, visus susikabinimus ir taip toliau. O paleidimas vyksta per matymą. Tai tas matymas yra būtinas. Ir kaip jau minėjau, tas nukreipimas, tas, kad tau kažkas kitas parodo ir pasako, tai mano matymu tai tik tai vienintelis kelias. Nes visi bandymai iš aš yra bandymai iš aš. Ir kadangi kalbam jau apie meistrą, kiek žinau, nesenai grįžot iš Tailando. Būtų labai įdomu išgirsti, kaip atrodo Tailande buvimas šalia meistro, jūsų praktikos. Pasidalinkit įžvalgom. Tai šiaip Pančiagiri, taip vadinasi tas vienuolynas, kur gyvena Lungta, yra, gal tai yra kaip ir vienuolynas, bet galbūt tikslesnis žodis, kuris apibūdintų tą vietą, yra mokykla. Nes ten dienos praeina mokymuose. Mes turim, galim sakyti, tokius seminarus. Ten iš ryto seminaras ir vakare seminaras. Ir tai yra buvimas mokytoju, gyvas buvimas, klausimai atsakymai, kurie gali trukti 2, 3, 4 valandas, 5, 6. Žodžiu,
dar tas iššūkis iš tiesų. Bet tai, kad ta dama, tas mokymas kapsi vėl ir vėl, diena iš dienos kapsi. Kažkas atsitinka. Ne vien man, nes vat, per šį mūsų dabar buvimą sausio mėnesį Pančiagyriai apsilankė 17 lietuvių ten. Ir daug kam tikrai įkapsėjo, kažkas įkapsėjo. Daug kam. Tai vien tik buvimas. Ir pats Pančiagyris, tas vienuolynas man yra ypatinga vieta. Vėlgi, kaip aš dalinausi jau su Amando, tai ten nuvažiuoji ir tiesiog esi ir nereikia nieko daryti. Viskas vyksta savaime. Pati energetika, pati vieta, viskas kažkaip, viskas savaime susistiguoja. Tu tiesiog ten esi, tiesiog darai tą, kas turi būti daroma. Tiesiog sėdė, tiesiog klausai, tiesiog kalbėjai, tiesiog būni. Ir tai turi gilų poveikį. Praėjusį kartą buvot minėjusi, kad norėtumėt mirti Mianmare. Nebenoriu. Ne man rinktis, bet baikit, ne Mianmarą važiuoti, ten dabar šitas karasgi. Ten civilinis karas ir taip. Dabar mano širdis yra sulungta, tai yra Tailandas, nors iš Tailandė, ko aš ten mirinėjau Tailandė, ir Lietuvoje galima mirti irgi. Nors ne mums rinktis. Ir praėjusį kartą taip pat pasakot Mianmare apie žmonių dosnumą, apie tai, kaip jie gyvena tarpusavį gražiai. Truputį pasidalinkit apie Tailandą. Kokie įspūdžiai iš Tailando? Aš Tailandė daug mažiau laiko praleidus. Ir aš ten buvau daugiausiai tam vienuolyne. Taip. Tai man sunku pasakyti, bet bendrai tailandiečiai yra labiau pasiturintis, jie nėra tokie, netaip skurdžiai gyvena. Ir dėl to, tai kitaip. Tiesiog kitaip. Jie irgi taip, jie praktikuoja savo dosnumą. Ir labai geri žmonės. Bet, kitaip, nežinau, mianmariečius, bendrai, Mianmaras, ir kai aš pažįstu, jis yra šiltesnis. Nors Tailandas taip pat šiltas, bet per atstumą šiltas, o Mianmarė tai labai betarpiška, ta šiluma. Tai labai smagu, kad yra tokios galimybės aplankyti mokytoją, pabūt kartu. Ir dabar jūs turit didesnį centrą, kuriame vedat atsiskyrimus, nes prieš keletą metų, kai buvom susitikę laidoje, centras buvo tik tai kelių kambarių bute, kur nebuvo įmanoma vesti jokių atsiskyrimų ar didesnių susitikimų su žmonėmis. O dabar mes turim nuostabią erdvę, kur galime jūs aplankyti ir ne tik aplankyti, bet atvažiuoti ir į atsiskyrimus. Tai labai įdomu, kaip sekasi įgyvendinti visą šią naują idėją ir pritaikyti mokymą. Sekasi gerai. Kaip patalpos žinoma didesnis, bet kol kas vis tiek ribotos tos galimybės ir daugiausiai, kiek mes turėjom žmonių, tai 13 per atsiskyrimą. Bet tai čia jau mes turėjom gyventi pačius kitam name. Tai šiaip 11. Šiltuoju metu geriau, mažiau, kai šalta. Tai vis tiek yra ribotos galimybės, bet jos yra. Ir aš tengiuosi kartą, 2 kartus per mėnesį padaryti tą savaitgalio tokią stovyklėlę, kur galima pakapsėti žmonėms su tą galutinė tiesa apie mūsų gyvenimą, apie kas mes esame. Ir kur žmonės gali tiesiog pabūti toje erdvėje. Tai čia yra tas privalumas, kur anksčiau mes nuomodavomės erdvę. Tai yra viena yra išnuomota erdvė, kita yra erdvė įmedituota, kur yra jau ta dvasia ten gyvena. Tai, kaip jau minėjau, vien tik atvažiavimas ten pabuvimas jau turi poveikį. Ir mes turim planų plėsti jas. Tai čia labai geros žinios.
Taip pat kartais jūs aplanko ir draugų, vienuolių, kurie taip pat padeda vesti kai kuriuos atsiskyrimus. Bet papasakokite truputį plačiau, kokių dar pas jūs yra atsiskyrimų, kokių praktikų. Tai daugiausia vis tiek to yra meditacijos stovyklos, kaip nesuk. Nors tai yra labiau apie buvimą, tiesiog buvimą, buvimą. Ir taip pat gal be stovyklų, taip pat yra galimybė atvažiuoti šiaip pabūti, tiesiog pabūti. Ne stovyklos metu, tiesiog pabūti. Papraktikuoti savo praktiką asmeniškai, tiesiog pagyventi, ramiai pagyventi, atsitraukti, tikrai atsitraukti nuo savo kasdienybės. Ir aš pakviečiau, ką aš pažįstu, kad pravestų, kad nebūčiau vien tik tai aš, tas rūporas. Ir Ainopama, su kuria mes tapome vienuolėmis, tai jinai specializuojasi tokia praktikoje vadinamai Inside Dialogue. Ir kai kurie jau dalyvavo, jau porą kartų mes turėjom Lietuvoje ir aš manau vasarą dar kartą padarys. Tai va, tai maždaug taip. Tai ką dama duoda, tą ir atvežam, tą ir kviečiam. Ir papasakokit daugiau apie praktikas, ką žmonės galėtų kasdien pritaikyti savo, kasdieniam gyvenime. Nes pats buvimas čia ir dabar skamba iš tikrųjų labai paprastai, bet tai nėra paprasta tai padaryti, nes protas nuolat klajoja, protas nuolat tai ateity, tai praeity. Ir kokios būtų palaikančios praktikos, kaip žmonės galėtų pabandyti. Tai įvairiausias, aš tiesų, daug yra tų praktikų, viskas priklauso nuo to, ką žmogus jau daro. Gerai, pavyzdžiui, sakykime, ateina žmogus, kuris patiria daug nerimo, yra pervargęs. Ir kaip jam geriausia tada yra praktikuoti, nes viena ir ta pati technika turbūt skirtingais etapais ne visada yra tinkama. Bet mes, pavyzdžiui, turbūt lengviausia yra kartoti kažkokį žodį, ne? Mantrą. Taip vadinama mantra, tai čia toks pavadinimas, bet aš tiesiog žodį kažkokį kartoti. Ir Tailande tai jie siūlo paprastai kartoti žodį Buddho. Ką reiškia pabūdęs, tai apie tą budrumą, tai tu savo primini tą budrumas, galima sakyti, budrumas, pavyzdžiui, nebūtinai turi būti budrumas. Ir vien tik tas kartojimas jau nuramins protą. Nebandant nieko valdyti, nebandant pakeisti minčių, nebandant padaryti taip, kad nebūtų minčių ar būtų kažkokios būsenos ypatingas, bet tiesiog naudoti tą žodį kaip inkarą. Kai vyksta kartojimas Buddho, tada, aišku, reiškia, viskas tvarko, yra dabartis. Dabartyje yra Buddho. Ir taip pat protas ten kažką pradeda, kažką konstruoti, kažką daryti, bet yra Buddho, viskas tvarko. Kai nebėra Buddho, jau pasimečiau. Tada, okei, Buddho. Ar, nežinau, budrumas. Ir viduje kartoti. Tai elementariausia, tai yra lengviausia. Ir mes po truputį gali virsti ne vien tik tai proto nurimdimo ir gražinimo į dabartį praktiką, bet ir praktika, kuri padės išminčiai kilti. Nes su ta praktika mes pradėsim pastebėti, kad protas veikia nepriklausomai nuo mūsų. Kad protas nėra mūsų, mintis nėra mūsų. Mes kartuojam Buddho, jis ten kažką ten, palauk ten, aš liktai ten sakau, Buddho kartok Buddho. Jis ten nepriklausomai. Tai yra tik tai sąlygotas reiškinys, tai yra ne mano. Tai tiesiog mintis. Tai nėra taip jau svarbu, tai ne mano mintis, tai kodėl aš turėčiau jam priduoti kažkokią svarbą. Ir mes po truputį pradedam laisvėti nuo to įsikibimo, nuo to tapatinimąsi, nuo to, kas kelia kančią. Tai čia pradžiai. Yra kvėpavimas, yra kūno stebėjimas, yra daugybė praktikų, iš tiesų, kurios gali žeminti. Bet 3 pagrindinės taisyklės, jeigu mes laikysimės 3 pagrindinių taisyklių, neprašausim. Tai viena taisyklė yra nesiųsti proto išorę. Tai reiškia,
Jeigu protas pradėjo konstruoti kažką, galvoti apie praeitį, ateitį, apie, nežinau, ten apie kažką kitą, vat mes dabar su Amandu kalbamės ir mano protas pradeda galvoti, o palauk, tai mes važiuosim ten po to ten ir ten reikės, o kągi aš ten kalbėsiu, ten, tai yra proto siuntimas į išorę. Arba Amandas, kol sėdė ten klauso, linksi, nelinksi ten, galvoju, aha, tai palauk ir šitą, ai, neparašiau šitam, palauk ten. Tai čia yra siuntimas proto į išorę. Na, tai momentas, kai mes pastebim, kad protas jau ten kažkur, tai mes tiesiog ką padarom, mes pabundam, mes grįžtam į tai, kas yra, ką aš jaučiu. Tai, kas ateina pas mus čia ir dabar, kas čia ir dabar ateina pas mus, viskas ateina per juslės. Paprasčiausiai, ką jaučiu, ką matau, ką girdžiu, ką užuodžiu, tiesiog atverti savo visas juslės ir mes grįžtam į dabartį. Antra taisyklė, nesiųsti proto į vidų. Tai vidų, oi kaip liūdna, oi kaip aš čia, kodėl man taip liūdna ir čia visada, o ko nerimas, kągi čia padarė su to nerimu, žinai, kaip man tvarkytis su... Na, tai yra siuntimas proto į vidų. Na, mes pasigribėm, mes susitapatinam su tom būsenom, kurios kyla tiesiog dėl sąlygų, kyla ir nyksta, jos nėra aš, jos nėra mano. Na, tai ir mes pradedam skęsti, oi, kaip liūdna, oi, kaip nieko nenoriu, nieko. Tai akimirka, kai mes vėl tai pastebėm, tiesiog ką padaryti, pabusti, grįžti, kas čia yra, palauk, va, žiūrėk, įdomu, iš ko čia padaryti. Grįžti į dabartį, tiesiog pabusti, kaip vaikai. Žiūrėkit, vaikai, jie nuolat yra dabartį. Nebūna, nepradeda ten, oi, kaip liūdna, oi, ten kažką, na. Nors ateina tos būsenos, jos ateina ir išeina. Ir nėra nieko blogo, netgi jeigu liūdna, nieko blogo. Jeigu mes į tą liūdesį, kuris kylo, neįsikimbam, jis kaip kylo, taip jis ir praėjo. Bet jeigu mes įsikybom, tai jis kaip kylo, taip ir mes jį laikom. Tai kur jis eis, tai jis nori laikyti, tai aš pabūsiu aš su tavim, jeigu tu labai nori. Nes mes susitapatinam ir įsikybėm. Tai vietoj to mes pabundam. Tegul būna, visos būsenos, kurios yra, tegul jos būna. Bet tai nėra vienintelis dalykas, kuris šią akimirką yra. Yra vaizdai, yra garsai, yra pojūčiai, yra mintis, yra daugybė įvairiausių reiškinių. Ta pačia akimirka. Tai mes atsiveriam tą akimirką. Ir trečia taisyklė - neprisirišti. Neprisirišti. Prisirišti galima įvairiais būdais. Pavyzdžiui, siekiant kažko. Tai yra prisirišimas, kai mes siekiam kažko. Nibanas tokit man, aš noriu, kad mano protas nurimtų, ar aš noriu ten, nežinau, bet ko noriu. Tai yra prisirišimas. Bandymas valdyti, kontroliuoti, tai yra prisirišimas. Subtiliausias yra prisirišimas prie stebėtojo, bet tik to šitą mes galim palikti kol kas. Ja. Bet netgi jeigu šitas 3 taisyklės, jeigu mes tiesiog galim tikrintis, vis prisiminti, pasitikrinti. Ir jeigu kažkas yra kaip sulaužyti kažkokią taisyklę, mes galim tiesiog pabūsti ir tiesiog būti dabartį su visiškai atvirom juslėm. Bet ir viskas. Džiaugsmingi. Kaip vaikai. Būti kaip vaikai. Kas turi vaikų, galit mokytis. Kokios yra praktikos, kad stiprinti tikėjimą, nes dažnai žmonės būna ypatingai šiais laikais, daug įvairiausių mokymų, atsiranda daug abejonių, tada visko pabandoma po truputį ir tada prote kyla daug įvairiausių tai netitikimų, abejonių, žmogus pasimeta, galų gale perdega ir nebežino iš viso tada ką daryti ir tada aišku, kad linksta į bėgimą nuo tuo metu esančio skausmo, įtampos per maistą, per telefoną, per visus kitus dalykus, nes kad ir su to pačiu nerimu, kai jis kyla, nėra taip paprasta būti. Aš pats asmeniškai daugybę kartų susidūręs, kad kai kyla vidinis skausmas, atrodo yra suvokimas, kad reikėtų paleisti, kad reikėtų priimti, tiesiog leisti viskam būti taip, kaip yra, sustot, bet iš tikrųjų kažkas viduje tiek stipriai priešinasi, kad vis tiek daugybę kartų laimė. Papasakokit truputį apie motyvaciją, praktikai, nežinau, kaip ją reikėtų. Dėl šitos, nežinau, pavyzdžiui, ir tos situacijos, pavyzdžiui, kurią Mandas dabar nupiešė, tai nereikia tikėti visomis mintimis, nereikia tikėti tais priešinimais ir taip toliau.
Bet leisti savo įsileisti tai, leisti savo įsileisti, nes mes kai leidžiam savo įsileisti, mes tada galim patirti išsilaisvinimą ten pat, tą pačią akimirką. Ir tai nėra kažkas, ko reikia laukti, kol ten labai ilgai atsivirinėti ar dar kažką. Nu, bet tą pačią akimirką mes galim patirti išsilaisvinimą. Tai kai mes tai padarom, kai iš tiesų mes atsiveriam, netgi akimirkai, tai yra mums tikėjimo šaltinis. Mes iškart pamatom, kad žiūrėk, su pasipriešinimu, be pasipriešinimu. Ir ta tiesioginė patirtis yra geriausias tikėjimo įkvėpimas. Žinoma, jeigu mes blaškomės, aš iš tiesų nežinau, aš paklausiu savęs, ko aš noriu. Ir vienas iš taškų, kur aš klausiau vėl savęs, tai yra savo širdis. Ko aš noriu. Ir širdis visada žino. Ir kaip mums žinoti, jeigu mes tikrai atsisėdame ir paklauskim savęs nuoširdžiai, tai ko aš noriu? Ir bus pirmas atsakymas, pats pirmas, galbūt labai tylus kažkaip vat man tai. Bet po to gali kilti labai garsus garsas ir sakyti, čia gal nežinau, čia kažkaip nelogiška, gal šitą, gal ano, gal trečią, ketvirtą. Aš šito galima neklausyti. Bet pats pirmas atsakymas, kuris ateina toks tylus pašnibždėjimas, tai bus jūsų atsakymas. Nepasiduokite tiems sukčiams, kurie po to įsikiša. Bet sekite savo širdimi. Labai iš tikrųjų įdomią temą dabar palėtėt apie tai, kas yra širdies balsas ir kai kalba taip vadinamas sukčius, ego. Kaip atskirt tai aš ką tik pasakiau, šį subtilų dalyką? Tai ką tik pasakiau. Nuraminti protą ir įsiklausyti? Ne, prisės paklaust. Ir paprastai pirmas atsakymas, netgi nepriklausomai, ar jūsų ramus protas ar neramus. Žinot, jūsų intuicija, jinai kalba paprastai labai tyliai ir jinai pirma kalba. O racionalus protas po to jau bando visaip kaip paaiškinti ir sugalvoti ir išsisukti ir taip toliau. Tai jis paprastai būna labai garsus. Išryškink kitos dalykus, nes gali žmonėms turbūt nelabai būti aišku, ką reiškia protas, tas, kuris atkalba, analizuoja, ir ką reiškia širdies balsas, kuris tarsi pasako tiesą, tai, ko aš iš tikrųjų noriu. Tiesioginis žinojimas. Yra skirtumas, kur tu tiesiog žinai. Ir mes kalbam apie intuiciją. Tai yra, galime mes ir tai pavadinti. Intuicija. Gyvenimiška patirtis, kai mes vis mes pasiduodam visom tom racionalizacijom ir lyg tai mes žinojam, bet mes vis tiek darom taip, kaip mums ten išgalvojo. Ir tada mes pasimovėm ir mes galvojam, jau kitą kartą, supratau, čia taip, ir kitą kartą vėl taip. Bet tai yra gyvenimas yra gyveni ir mokaisi. Tai ateina tu 1, 2, 3, 5 kartus, o to galvoju po to, gal vis dėlto darysi taip, kaip man pašnibždėjo. Čia yra tiesiog patirties reikalas, nes kai mes pradedam vadovautis tuo, ką mums pašnibžda širdis, tai ir mes matom, kokie yra rezultatai, kaip tas gyvenimas tada rutuliuojasi ir kas vyksta. Ir iš ten kyla pasitikėjimas tada tą širdimi vis labiau negu visais tais konstravimais. Labai geros įžvalgos. Ir būtų įdomu taip pat išgirsti jūsų mintis, dabar kalbėjom apie tai, kaip nuraminti protą, kai kyla nerimas, bet taip pat daugelis žmonių susiduria su vidiniu pykčiu, irzuliu, galbūt džiaugsmo nebuvimu. Bet pasidalinkit keliom praktikom, patarimais, kaip būtų žmonėm, nuo ko reikėtų pradėti, kad sukurti viduje daugiau džiaugsmo, daugiau šilumos. Nes žinau, kad pas jūs jau už savaitės laiko vyks geraširdiškumo atsiskirimas. Tai duokit patarimą žmonėm, kaip praktikuoti šią geraširdiškumo praktiką, kad viduje būtų šilčiau, kad būtų daugiau
gerumo, džiaugsmo? Tai pirmiausia yra pajusti pajusti save. Leisti savo pajausti save. Leisti savo pajausti tai, ką mes patys jaučiame. Tai yra pirmiausia. Nes visi nepasitenkinimai, rituliai, pykčiai ir taip toliau, jie kyla ne dėl to, kad iš išorės kažkas kažką netaip daro. Ne dėl to, kad, nežinau, mums ten nedavė kelio, ten kažkas ten įsikišo, ten... Ne dėl to. Tai kyla dėl to, kad mes nepriimam to, kaip mes jaučiamės. O tai pirmiausia, todėl mums reikia leisti savo pajausti tai, ką mes jaučiame. Įsileisti tos visus jausmus ir priimti juos. Tai yra pirmas žingsnis. Ir toliau, kada mes leidžiam, galim leisti tam būti, priimti, tai jau savaime kyla meilė ir geraširdiškumas. Savaime atsiskleidžia. Ir pykčiai praeina. Bet tai nėra emocija. Ar tai yra emocija, ar tai yra ketinimas? Šitas geraširdiškumo. Geraširdiškumas yra priėmimas. Man tai yra priėmimas. Priėmimas yra emocija ar ketinimas. Ir kaip žmonėms sekasi įgyvendinti šią praktiką, geraširdiškumo praktiką? Su kokiom kliūtim žmonės susiduria atvykę? Įvairiai. Vėlgi čia yra priklauso nuo to, kaip žmogus gali pirmiausiai būti taikoj su savim. Nes būti taikoj ir linkėti gero visiems kitiems, kaip mes galim iš tiesų linkėti visiems kitiems gero. Tikrai nuoširdžiai linkėti visiems kitiems gero, jeigu mes negalim savo linkėti gero. Jeigu mes negalim priimti savęs tokie, kokie mes esame. Tai todėl tas žingsnis yra labai svarbus. Pradėti nuo savęs. Ir tada mes galim tą plėsti, jeigu mes priimam visiškai save tokie, kokie mes esame, mes galim priimti visus kitus. Ir jeigu mes dar turim tokią dovaną kaip tikėjimą, kažko aukštesnio už mūsų. Sakykime, budizme mes tikim Buda, Dhamma, Sangha. Mes turim 3 brangenybės, kurias mes remiame savo kelyje. Ten teistinėse religijose žmonės turi Dievą, kurie gali atsiremti. Tai galima pasitelkti tai, ką mes tikime, tą aukštesnę, taip vadinamą jėgą. Ir taip pat prašyti malonės savo ir visoms būtybėms iš jų. Ir tada ta meta, tas geraširdiškumas, jis bus ne tik tai iš šito mažo aš, bet iš visos visatos. Nepalyginamai. Tai labai panašu į maldą. Panašu į maldą, taip. Panašu į maldą. Čia šitoje vietoje tai jau turbūt susilieja tie. Jau susilieja. Tai yra tai, kas man asmeniškai yra labai svarbu priminti kiekvieną rytą. Kas nuramina ir sukuria viduje daugiau šilumos. Taip pat ir apmąstymas, su kuo mes visi kaip žmonės susiduriam. Ir su įvairiausiais skausmais, įvairiausiais iššūkiais, praradimais, atradimais, kurie taip pat nėra stabilus. Ir tada ateina ramybė, tada ateina daugiau ramybės, nors kad ir kaip atrodytų iš pirmo žvilgsnio, tai kaip mąstymas apie kas nėra malonu, kas daugumai žmonių nėra priimtina. Kai iš tikrųjų tai įsileidžiam, tai sukuria viduje daugiau ramybės, daugiau aiškumo. Nes mes gyvenam darnoj su tikrove tokia, kokia jinai yra. Taip. Ir tai būtų galima turbūt įvardinti kaip vieną iš motyvacijos stiprinimo praktikų, apie ką kalbėjom. Kaip mes galim save pastiprinti. Ir be abejo, turbūt vieni svarbiausi elementai, apie ką kalbėjom, tai yra mokytojas ir buvimas bendruomenėje. Bendravimas su žmonėmis, kuriem taip pat yra įdomus šis kelias, kurie... Ypač mūsų visuomenė. Taip. Nes dažnai žmonės yra linkę, kai patiria stresą, užsidaryti savį, ar tarp šeimos narių, ar tarp draugų, ar tiesiog visiškai atsiskirti. Ir tada kartais gali būti ir ta praktika šalia, bet praktika vėlgi gali būti kaip maskavimas viso to, kas skauda, ir tiesiog pasitraukimas nuo tikro gyvenimo. Ja.
Visiškai sutinku. Iš tiesų, buvimas sveikoj bendruomeniai jau gydo. Lygiai taip pat, kaip sakiau, kad nuvažiuoji į vienuolyną ir ten tiesiog būni ir viskas vyksta savaime. Lygiai taip pat buvimas sveikoje bendruomenėje jis jau gydo. Nes sveikoje bendruomenė, sveika bendruomenė priima viską ir visus taip, kaip yra. Ir gyvenant su tą atjautą ir noru padėti ir paremti vieną kitą tame kelyje. Nes mes visi suprantam, kad mes esam bendra keleiviai. Bendra keleiviai, mes visi senstam, mes visi sergam anksčiau ir vėliau, mes visi mirštam. Visi. Tai va eiti to keliu kartu, atjaučiant vieną kitą, kaip buviu tą, kuris yra toj pačioj valty ir palaikyti vieną kitam. Tai yra svarbu. Jeigu kai ta tokia atmosfera yra, iš tiesų mūsų žaizdus gali gyti. Nes mes jaučiam priėmimą ir supratimą. Ir mes nebėgam nuo tikrovės. Mes esam su tikrovė tokia, kokia jinai yra. Kartu yra lengviau. Ir dar kalbant apie tikrovę, matau, su kuo taip pat žmonės susiduria, kad pakankamai sunku yra priimti senatvę, kūno pokyčius. Ir yra nuostabių praktikų, kurios padeda taip pat tai paleisti ir pajausti ramybę. Tai, kas su visu tuo, kaip kinta gamta. Ir pridėsiu aprašyme video, kur jūs dalinatės meditacijos praktiką, kaip galima tai praktikuoti. Pasidalinkit keletą minčių apie šią praktiką, kaip ji padeda mažinti prisirišimą prie kūno. Nes iš tiesų mes visi senstam ir ne visiems yra lengva priimti artėjančią senatvę, yrantį kūną. Ar tu priimsi ar nepriimsi, vis tiek jis sens. Tai mes apmastom tai vėl ir vėl. Tai iš pradžių tai nemalonu, iš pradžių protas astumia ir taip toliau. Bet kai ta mintis vis kapsi ir kapsi, protas anksčiau ir vėliau pasiduoda. Nes tai yra tikrovė. Ir nieko su to nepadarysi. Ir kai vėlgi, ir mes galim patirti tiesiogiai ką tai reiškia gyventi su pasipriešinimu tikrovei ir gyventi priimant tikrovę. Mes galim pamatyti, kaip mes patys kuriam savo kančią. Senatvė nėra kančia. Pasipriešinimas senatvė. Senatvė yra kančia. Bet kai mes priimam, tai yra tiesiog taip, kaip yra. Mes galim likti taikoje ir nepaveikti iš tiesų. Bent jau mūsų protas. Iš vis apmastyti šito kūno prigimtį yra tikrai verta. Ką mes laikom savimi? Jeigu mes logiškai apmastom, tai iš tiesų gaunasi gan absurdiška. Kaip iš vis taip išėjo, kad mes laikom tai savimi? Ten kažkada mūsų tėvai ten santykiavo, turėjo lytinį aktą, ir susiliejo spermatozoidas su kiaušinėliu, pradėjo ten daugintis tos ląstelės, dėl to, kad mama mūsų valgė, gėrė, mirusio augalų likučius, lavonus visokių gyvūnų, suteikia mums maitinamųjų medžiagų ant šitų lavonų, iš šitų lavonų. Ir tai auga, ten kvepavo, oras vis ateina, išeina, ten vanduo ateina, išeina. Ir mes gimėme. Ir vėl ir toliau mus maitino tais pačiais lavonais. Ir tai auga. Ir jeigu mes praskruosim ar pasižiūrėsim, kas ten yra viduje, galit padaryti taip protinį eksperimentą, kas ten yra viduje. Ir mes drįstam tai laikyti savimi. Absurdas. Ir galiausiai viskas pasibaigs vienodai visiems. Širdis nustos plakti, nebebus kvėpavimo, šitas kūnas atšals, skysčiai pradės visai per visus ten galus, kūnas pradės irti, liks tik tai kaulai, galiausiai ir kaulo nebeliks. Viskas, nieko nebeliks. Tai kurioje vietoje čia yra aš ir mano? Kurioje vietoje? Daiktai gamtos elementai, kurie dabar susikombinavo, pabūna, kažką čia veikia, po to persikombinuoja. Tie patys elementai. Kitos būtybės.
Nu, jeigu mes esame iš lavonų, tada iš šito lavono po to bus dar kažkas. O kažkada visa tai buvo iš vis žvaigždžių dulkėmis, ar jūs žinojate? Mes visi esam žvaigždžių dulkės. Kažkada, Brian Coxo, dar nežinau, prieš kokį 30 metų turbūt buvo populiarų jo programos apie kosmosą, jis labai įkvepiančiai kalbėdavo. Tai va, tai jis pasakoja, kad žvaigždžių dulkės, mes visi esam žvaigždžių dulkės. O mes įsivaizduojam, kad čia aš ir man, ir čia kažkas sensta ir taip toliau, ir kaip čia. Nu, tai. Tai čia iš esmės mes priartėjom prie dviejų požiūrių, kurie dabar šiais laikais populiariausi, arba kad tiesiog, kai kūnas miršta, viskas ir baigėsi, kai nustos funkcionuoti mūsų smegenis ir ateina pabaiga ir nieko daugiau nelieka, niekas nesitęsia, arba tada yra prisirišimas prie subtilesnio aš, kuris tęsiasi, ar prie absoliuto. Kaip jūs pakomentuotumėte tuos du kraštutinumus ir kur yra tas vidurio kelias, apie kurį kalba budizmą. Nes čia mes kalbam apie tuštumą, nes tai atrodo, kad nieko nėra, bet ir yra, ir kaip su visu tuo kartu eina atjauta. Dabar aš kalbėjau apie kūną. Taip. Apie tik tai vieną pusę mūsų fizinės egzistencijos, apie kūną. Ir apie prisirišimą prie kūno. Dar yra psichika, kuri nuolat kinta taip pat. Bet ta psichika ir tas kūnas tęsiasi dėl daugybės sąlygų. Viena pagrindinė sąlyga yra neišmanimas. Neišmanimas, kuris būtent savinasi šitą kūną ir šitą protą. Ir dėl to savinimasi, su vieno kūno mirtim nieks nepasibaigia. Toliau tęsiasi kilimas ir nykimas, kilimas ir nykimas, sąlygotasis kilimas ir nykimas. Dėl neišmanimo kyla vėl veiksmai, kyla sąmonė ir viskas tęsiasi. Iš gyvenimo į gyvenimą. Nes neišmanimas ką daro, jis grėbėsi. Ir tas įsikibimas, jis niekur nedingsta. Kūnas tai dinka, bet įsikibimas tai ir toliau lieka. Jeigu yra įsikibimas, tai jis ir įsikimba į naują kūną. Gyvenimas tęsiasi. Bet mes nekalbam apie nieką, kas pereitų iš vieno kūno į kitą. Apie kažkokią esybę, kuri nesikeistų, kad kažkokią esmę, kuri keliautų per samsarą. Bet tiesiog apie sąlygotą kilmę, apie tą priežasčių ir pasiekmių ratą, kuris tęsiasi. Ir taip gimsta ir nyksta, būtybė gimsta ir nyksta. Mes negalim pasakyti, kad ten, sakykime, šitas kūnas išnyko, neišmanimas sąlygojo, neišmanimas, kuris rėmėsi šitą kūną, sąlygojo naujas būtybės gimimą. Mes negalim pasakyti, kad ta kita būtybė yra tas pats kaip šita būtybė. Tai yra tiesiog tęsinys, bet tai nėra tas pats. Tai kai mes kalbam apie ten, aš buvau praeitam gyvenimą kažkas, tai yra sutartinai aš, tai ne aš, nes nėra jokio aš. Čia labai dažnai šitas suvokimas būna teorinis. Atrodo kaip ir logiška, paskaitom knygas, pažiūrim seminarus, atrodo suprantama, bet kai vyksta realiai situacijos, vėlgi tas pokytis gali nebūti toks greitas, kaip norėtųsi, kad gyvenime galėtų iš tikrųjų žmogus žengti darnos dorovės keliu tiek su savim pačiu, tiek ir su kitais. Nes dažnai tie patys mąstymo įpročiai yra be galo sunkiai pakeičiami, nes visų pirma turbūt galima pasižiūrėti tai, kiek patys žmonės ir mes patys savo mintimis ir kartais suprasdami, kad mes jomis savo nepadedam ir netgi elgesys kartais, kad suvokiam, kad tas elgesys yra, galbūt jis niekam nekenkia, tik mūsų kūnui, mūsų pačių, sakykim, kaip gyvenimo kažkokiem tai aspektam, bet vis tiek ta jėga būna tokia stipri, kad jie be galo yra sunku įveikti. Ir mano patirtis, galbūt kalbant apie praktikas, tai viena iš praktikų, kuri labai padeda tai padaryti, tai tiesiog tas buvimas su tuo, kas yra. Nes tai natūraliai mažino proto reaktyvumą. Ir atsiranda gebėjimas tada ne tik pamatyti, atpažinti vidinį skausmą, kai jis kyla, bet su juo ir pabūt. Apkabint sąmoningumu ir tiesiog pabūti taip, kaip yra. Tai yra geriausia. Bet aš visiškai suprantu, kiek žmonių žino, kad rūkyti yra žalinga.
Ir vis tiek rūko. Nu tai yra, ir netgi jeigu nusprendžia viskas, nuo šiandien nerūkau, žiūrėk, jau, ir vis tiek rūko. Nu tai taip, tai nėra lengva. Ir taip, tiesiausias kelias yra pasižiūrėti į tai, kas verčia mane tai daryti. O kas verčia mane tai daryti, tai mano vidinė būsena, mano vidinis nepasitenkinimas, ar mano troškimas, whatever. Mes niekad nesielgiam nedorai, mes niekad nekenkiam savo ar kitiems iš to, kad mes laimingi ir mes labai gerai jaučiamės. Nu. Bet tai visada kyla iš to vidinio nepatogumo. Nes dažnai būna žmonės irgi bando, bet bėga metai ir niekaip tas pokytis neteina, kurio yra tikimasi, kaip galbūt reikėtų atskirti, kada mums reikia terapijos, kada mums reikia mokytojo, kada mums reikia išorinio palaikymo, nes dažnai mes vieni patys sunkiai susitvarkom su iššūkiais ir kartais dėl to gali ateiti arba nusivylimas, arba užsidarimas, ar panašus dalykai. Kaip jūs šitą pastebit galbūt žmonėse, kada jiem pasiūlot, kad jau reikia ne meditacijos, ne praktikos, bet jau reikia terapijos, pagalbos ir nuoseklaus darbo su tuo, kas vyksta? Nu, man sunku iš tiesų atsakyti į tą klausimą, kada. Nu. Bet, žinoma, meditacija nėra terapija. Taip. Tai čia kiekvienas specialistas atlieka savo darbą ir tegul. O mūsų laikais yra įvairiausių tų terapijų viską ir mes galim tikrai naudotis. Yra vietos, kur dama gali padėti, yra vietos, kur pirmą reikia, kad padėtų specialistai. Taip. Ir baigiant mūsų susitikimą, norėčiau, kad truputį daugiau papasakotumėt apie galimybės mums čia gyvenant Lietuvoje, atvykti pas jūs, iš jūsų mokytis meditacijos, galbūt pabūti susitikimuose, kurie vyksta keletą kartų per mėnesį. Damos klubas vyksta ir taip pat yra laikas, kada jūs galima tiesiog aplankyti, atvežti jums paaukoti maisto, pabūti kartu. Kokios yra tos galimybės, galbūt galit plačiau papasakoti žiūrovam? Galimybių daug. Nes iš tiesų, jeigu atsidarysit aloka.lt puslapį, tai ten bus nuoroda į mūsų kalendorių. Ir kalendorius galite pamatyti viskas, kas pas mus vyksta. Vyksta stovyklas, taip, kartą per mėnesį būna darnos klubas, tai tokia bendruomenės diena, kai mes susirenkam, būna damos paskaita, mes pamedituojam, pavalgom kartu, bendraujam, tiesiog prie laužo pabūnam, ten įvairiai iš tiesų tas gali būti. Tai tiesiog bendruomenės diena, kur mes kalbėjom apie bendruomenės svarbą ir tai tikrai yra, mano manimo, yra svarbus aspektas. Galima bet kada, kai nevyksta stovykla ar kai aš nesu išvykusi, galima atvažiuoti tiesiog pabūti. Kiekvieną vakarą pas mus yra vakarinė meditacija, giesmės ir meditacija, pirmadienis, ketvirtadienis galite atvažiuoti. Ta meditacija bus vedama ir dar bus ir kvėpavimo pratimų. Vakarinė programa yra ilgesnė. Tai maždaug taip. Šiaip visi renginiai skelbiami. Ir aš manau, vasarą mes turėsim statybas, tai kviesime žmonės į talkas ir padėti, nes norim statyti savo rankom. Plėsti savo rankom, norim, kad bendruomenė pati prisidėtų prie šito projekto ir tada tas projektas pats turės daugiau vertės bendruomeniai. Papasakokit daugiau apie šitą projektą. Nes, kaip aš žinau, planuojat parsivežti statulą iš Tailando. Taip, užsakinėjom Tailande jau tokią didesnę tokią statulą būdos ir statysime salę atskirai. Tai tam būdai ir mums visiems, kad galėtumėm su juo būti. Tai jo, ir po to kitais metais kviesime Lungtą, kad palaimintų tą viską, tą visą mūsų naują vietą. Ir aš manau, tai yra svarbus žingsnis, nes dabar centre faktiškai yra vienas namas, kuriame vyksta viskas. Mes ir gyvenam, ir maistą gaminam, ir būnam, ir medituojam, ir viskas viename name. Jis nėra ten super didelis. Kai turėti atskirai salę, tai, aš manau, tai bus didelis iš tiesų žingsnis.
nes viso tada damos veikla bus ramu, atskira, grinai dedikuota vieta ir atskirai jau visi gyvenimiški reikalai, taip sakant. Tai svarbus žingsnis, tad kviečiu jūs prisidėti. Ir taip pat papasakokit apie keliones į Tailandą. Aš važiuoju 3 savaitėm, paprastai galima prisijungti bet kada. Iš tiesų galima netgi važiuoti bet kada, bet mano funkcija ten yra vertimo funkcija, tai aš veršiu į lietuvių kalbą. Taip pat yra vertimas į anglų kalbą, ta prasme, į anglų kalbą vertimas yra visada, jeigu jūs kalbate angliškai, jūs galite bet kada nuvažiuoti. Bet aš važiuosiu rugpjūčio mėnesį ir kviečiu prisijungti žmonės. Ir žiemą vieną kartą taip pat, mes dabar buvom sausį, bet žiemą yra truputį sudėtingiau suplanuoti laiką, nes Lungta keliauja ir tik tai jau arčiau to laiko jau mes galim žinoti konkrečias datas. Tai sudėtingiau, bet vasara yra paprasčiau, nes ten yra laiko tarpas, kai Lungta negali keliauti, 3 mėnesius ištisai turi būti vienuolyne. Tai tas laikas yra turbūt geriausiai ten lankytis, kai jis niekur negali keliauti. Ir ten yra savų taisyklių, žinoma. Jūs galite būti vienuolyne 1 savaitę, tada turit savaitę išvažiuoti, ir tada galite vėl grįžti. Bet tą savaitę, kai reikia išvažiuoti, šalia yra rezortas, kur galima apsigyventi ir lankytis mokymuose ir gyventi ne vienuolinį rezortą. Ir patirtis rodo, kad tai tikrai yra naudinga žmonėm, nes galima truputį pailsėti. Čia nėra atostogos, nuvažiavimas ten tikrai nėra atostogos, ten yra programa prasideda 4 ryto ir kai jinai prasideda, tada jinai jau baigėsi tik tai 10 vakare, ten, sakykime, 9-10 vakare. Tai yra gan intensyvu. Tai šitoje vietoje, būkime atviri, bet tai yra tikrai to verta. Ir galiausiai, kai žmonės ten nueina į rezortą gyventi, tai jie gali tiesiog ateiti į mokymus, jums nebūtina, ateiti pavalgyti, ateiti į mokymus, jums nebūtina dalyvauti kitose programose ir gali įsimiegoti, pavyzdžiui. Tai gal paprašiau. Tai gal yra gerai, kad yra tokia tvarka, kad gali būti savaitę išvažiuoti ir savaitę vėl būti. Dėl religijų, yra ten buvę ir nebudistų. Ir iš mūsų yra buvę krikščionių ir jie ten savo atradimus jiems ir lygiai taip pat dama veriasi, nepriklausomai nuo įsitikinimo iš tiesų. Nes dama yra viena. Eko damų. Dama yra viena. Dama, patikslinkit žiūrovam, ką tai reiškia. Apie ką kalbat? Ką turite omeny? Dama, ką žinau. Gamta, tikrovė. Gamta, tikrovė. Tikrovė yra viena. Nes kartais tas įsitikinimas būna taip arba ne, bet yra ir truputį plačiau už to taip arba ne, kad mes galim būti ir taip, ir ne, ir abu teisūs, sakydami taip ir ne. Kol mes nepažinome tikrovės, tai tada mums labai lengva pasiklysti tame taip ir ne, ir taip to, kai mes pažinom tikrovę, mes suprantam. Ir dar keliais sakiniais papasakokit apie mokymą, ko žmonėms tikėtis, kaip vyksta mokymas, ar ten daugiau yra medituojama, nes gali žmonės įsivaizduoti, kad ten atvažiavus reikės labai daug medituoti, sėdėti, arba kokios kitos praktikos laukia. Sėdėti galbūt daug, bet medituoti tai ne. Nes, kaip sakiau, pagrindinė veikla yra mokymų klausimas. Ir tokia, kaip mūsų, turbūt šiuolaikiškai mes tai pavadintumėm satsangai, tai tiesiog buvimas su mokytoju, klausimai, atsakymai. Ir tai gali tęstis 3-4 valandas ilgiau. Ta prasme, tai yra irgi, iššūkis sėdėti, tai sėdi, galima atsikelti ir vaikščioti taip pat klausyti, bet laiko ten tyliai pasėdėti, tai labai nedaug. Jo galima rasti, bet jo labai nedaug, bet tikslas nėra tas, kad jūs ten sėdėtumėte tyliai savo. Tikslas yra tam, kad jūs pamatytumėte tikrovę. Nes tai mano suvokimu yra labai svarbu, kad galėtume
išlikti atidus, ne tik esam atsiskirime, bet ir kai esam tarp žmonių, kai vyksta bendravimas, gyvenimas, ta kasdienė buitis. Labai aktyvus. Tada Labai aktyvus. Vienas iš lanktos mokymų, ta prasme, ypač žmonėm, kurie įstrigę nejudrume, tai yra viena iš tokių ligų mūsų, kur mes, vienas iš būdų, kaip mes slepiamės nuo savo emocijų, minčių ir taip toliau, mes sukuriam tą tokį saugų kambariuką ir, kur mes galim pasislėpti ir tam būti tokie apduję, truputį rūkę tokiam. Tai vat vienas iš vaistų, lungta sako active. Have to be active. Tai va ten viskas labai active. Koks pagrindinis skirtumas būtų tarp tos Pijos, kuri čia sėdėjo prieš keletą metų ir tos, kuris sėdi čia dabar? Šiaip, man sunku pasakyti koksai, bet žmonės sako, kad aš labai pasikeičiu. Netgi dabar aš buvau kai vienuolinė, man sakė, you have changed. I like you teaching now. Viena mergina man pasakė. Bet faktas, bet tai irgi, tai prasme, tas pokytis yra, tai yra procesas, tai yra procesas, jis vis dar vyksta ir jis vyks. Bet galbūt tai buvo kertinis momentas, kai aš sutikau lungtą ir jis man parodė ir tada tai buvo tiesiog pradžia. Tada iš tiesų, aš jaučiu, kad tada iš tiesų tikras kelias atsivėrė. Atsivėrė kelias, kada pasidarė aiškus pats kelias, tiesiog pasidarė labai aiškus pats kelias. Nes anksčiau taip buvo suvokimas, teorinis suvokimas kelio ir įsivaizdavimas tikslo. Dabar aiškus ir kelias, ir tikslas. Iš tiesų jie susilieja, jie nebėra skirtumo. Bet yra aiškus matymas, ne įsivaizdavimas, kažkokio ten išsilaisvinimo, kažkur ten, kažkada ten, kažkaip ten, bet labai neaišku kas. Bet, maždaug, Buda sakė maždaug taip ir bet yra tiesiog aiškus matymas ir kelio, ir tikslo. Ir kai tas aiškus matymas yra čia, tai yra daug žymiai lengviau kalbėti su žmonėmis ir padėti, man taip atrodo, padėti žmonėm daug efektyviau negu ten, sakyti, jiems konstruoti kažkokį tikslą, tokią pat, kurį pati buvo susikūrusi. Ką turite omeny, kai sakot išsilaisvinti? Išsilaisvinti iš neišmanimų pančių, ta prasme, nelaikyti nieko savimi ir savo. Tai nebėra netgi, kai nebelieka nieko, kas nelaikytų nieko savimi ir savo. Turiu paskutinį prašymą. Ką patartumėt apmąstyti galbūt? Apie ką dažniau pagalvot? Koks būtų jūsų palinkėjimas, patarimas? Apie mirtį. Apie mirtį. Jūs taip jau išvargote ir taip jums jau viskas nenori. Galvokite apie mirtį. Bet iš tiesų, kai mes galvojame apie mirtį, tai yra tai, kas pažadina. Tai, nes mes išvargam, mes jau galvojam čia, nes mums atrodo, kad tai bus amžinai ir čia niekad nesibaigs ir mes save ir taip kankinam tą padėtimi, kuri mums nepatinka ir mes dar labiau save apsunkinam. Bet kai mes iš tiesų pradedam apmąstyti ir suvokti, iš tiesų, kai mums tai tampa tikrovė šią akimirką, kad iš tiesų aš kitą akimirką galiu mirti. Aš niekad nežinau. Ir mes pradedam branginti tai, ką mes turim. Mes pradedam būsti, iš tiesų būsti tam, kas yra. Tai mirties apmąstymai yra geriausias vaistas. Taip. Su depresija. Trumpą patarimą, kaip tą daryti, kaip tą įgyvendinti praktiškai. Ir čia reikia tiesiog pagalvoti, kada ryte pabudus ar šiaip, kada prisimenam. Iš tiesų, efektyviausia bus, jeigu jūs darysite tai nuolat. Ir tuo pačiu laiku? Nuolat, visą dieną, visą naktį, nuolat. Tai yra efektyviausia. Nes vėlgi, kai mes kalbam apie išsilaisvinimą, mes nekalbam išsilaisvinimą kažkada tada ir per amžius. Išsilaisvinimas čia ir dabar šitoje akimirkoje. Va čia ir dabar šitoje akimirkoje, kai mano širdis, mano protas yra harmonijai su tikrove, visiškai suvokia tikrovę tokia, kokia jin yra, viso ko laikinumo ir šito laikinumo. Ir
automatiškai kyla mums, tai tam pasidaro gyva ir brangu tai, kas yra, kad yra šita akimirka. Na. Tai va ta akimirka, jinai yra laisvės akimirka. Ir jeigu kitą akimirką tas suvokimas yra, tai yra dar viena laisvės akimirka. Jeigu kitą akimirką tas suvokimas yra, tai yra dar viena laisvės akimirka. Bet jeigu aš pagalvoju vieną akimirką, 2 akimirkos, 3 akimirkos ir po to 23 valandas 45 minutės likusias per parą, aš visiškai pamiršau apie tai, tai aš visiškai esu paskendusi neišmanime tam pačiam ir toj pačioj kančioj kaip visada. Todėl apmastyti išsilaisvinimas yra čia ir dabar, kai mes esam su ta išmintim. Tai puoselėti tą išmintį, kol protas visiškai paleidžia įsikibimą prie šito kūno, prie šito proto. Tai yra praktika mums visiems čia, ne tik tai tau, o žiūrovė. Čia mums visiems, na. Taip, tai aš noriu padėkoti jums visų pirma už jūsų atsidavimą damai, kiek jūs sukūrėt mums šilumos ir įkvėpimo savo buvimu, sąlygų praktikuoti damą, aplankyti mokytoją, būti arčiau jūsų ir kad galėjom, kad taip susiklostė sąlygos po keletos metų vėl susitikt ir pasidalinti, kaip jums sekasi. Tai ačiū jums labai už tai. Ačiū jums, Amandai. Tai iš tiesų, man atrodo, nuostabi idėja buvo susitikti čia truputį ir truputį updatinti, taip sakant, kas vyksta, nes jo metai bėga, viskas kinta ir jūs taip pat pasikeitėt per tos 2,5 metų ir galbūt man reikėtų toliau jūs klausti ir dabar apsikeisti vaidmenimis, bet gal žiūrovai ir taip pat pastebėjau, aš manau, viskas yra mūsų akise. Taip. Mūsų akise ir te būna mūsų akis įkvėpimas jums.